Sybet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, esu Mindaugas Špokas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius ir kviečiu visus žiūrėti krepšinio pasaulyje kartu su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Vasario 16 ir mes turime apie ką pakalbėti su mūsų Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentu, Lietuvos sporto universiteto garbės daktaru Vladu Garastu. Turbūt teisingai įvardė, kad štai Žalgiris pirmasis padarė revoliuciją, pirmasis nugalėjo CSKA, o paskui jau ir Lietuva 90-ais tapo to, ko mes norim būti laisvi, nepriklausomi. Nenoriu, žinot, kažką labai iškelti, kažko taip. Bet atsimenu, Šermetioste susitikom su buvusiu Vilniaus, jis tada buvo rektorius, Kubilius. Jis sako, žinot, jūs pirmieji, kurie davėt stimulą sąjūdžiui. O tai jis taip pavardino šitą visas tas pergalės. Sveikimo gaudavo ir iš kitų respublikų, iš Azerbaidžano, iš Gruzijos, Armėnijos, iš tų šalių, reiškia, visi sveikino labai. Jūs žinot, kaip CSKA vadindavo komandą? Kaniušnė, išvertus arklydę. Jie imdavo viską, ką galima, suprantat. Viską, ką galima. Pavyzdžiui, ir Arvydą labai buvo užsiprana, bet mes jos gražiai apgavom. Buvo dvi aukštosios, į kurias neėmė armija, tai buvo medicinos institutas ir Žemės ūkio akademija. Aš nežinau, ar dabar eitų susitart su mokykla ar ne, kad Arvydas pabaigė mokyklą gegužės mėnesį, birželio mėnesį tapo Žemės ūkio akademijos pirmo kurso studentu, bet viskas vyko slapčia. Man patiko rektorius. Nu, sako, žinot, gal dėl vieno nenukentės žemės ūkis Lietuvoje. Šaunus žmogus rektorius buvo. Pamenat, sporto halėje būdavo Žalgiris CSKA. Ten sutrumpinta Žal CSKA. Gaila CSKA. Jūs nepajuntate tai, kad tai, kas buvo anais sovietiniais laikais, ką pasiekė mūsų krepšininkai, treneris ir taip toliau, na, savotiškai žiūri, nu, tai ten anie laikai, čia komunistai, jie kažkokie priešai. Skaudu? Toks laikas buvo. Aš sakyčiau, kad kai pasižiūriu, tai man atrodo, kad to patriškumo buvo tada daugiau kaip dabar, kaip randasi. Bijau kalbėti, nėra kaip atsverti. Bet žinau, iš tų visų įvykių, iš tų spaudos. Daleiskim, kai vyko finalai Maskvoje, kai žmonės traukiniais važiavo į ten. Įdomu, ar dabar čia važiuotų. Už pusę litro degtinės iš kareivių pirko bilietus. Nes CSKA organizavo, kad kuo mažiau būtų tų sirgalių vadinamų fanų Žalgirio. Tai jie visą armiją atvedė į Lužnikų salę, kad jie ten būtų. Bet tam kareivis žintas iš Vidurinės Azijos Belaškitų, jam tas pats yra. Jis daugiau sirgau čia už šitą komandą negu už tą. Bet jis su malonumu tus bilietus atidavė. Sporto halėje, bet tų aukso laimėtų medalio įstrigo labiausiai. Visi buvo labai svarbus metai. Visi, visur kainavo ir sveikatos, ir nervų, ir taip toliau, taip toliau. Bet skaitau, didžiausias stebuklas tai buvo padarytas 87 metais. Trečią kartą. Jo, nes, reiškia, Arvydas nutrūko Achilo sausgyslę jam, reiškia, nutrūko Novogorskio stovykloj. Atvažiavo, turėjo būti Gagarino taurės turnyras, buvo pakviesti ir greitam puolime ten pasai sėjo, tik paukšti. Ir nukrito. Prasidėjo tas finalas, gavom antrą vietą ir be Sabonio, čia jau didelis atsiekimas buvo. Antrą vietą gavom ir finale sutinkam, reiškia, play-off'e su CSKA. Jie atvažiuoja ir mes pralaimėm 10 taškų. Dabar nuvažiavome į Maskvą. Bet palaukti, kaip su Saboniu. Tai mes prie Gramovo, pavardė buvo to Visąjungos sporto komiteto pirmininko Gramovo, pasiūtęs partinis veikėjas, faktinai iš profesijos istorijos mokytojas. Laukėm prie durų, be pasakyti, ar 2 ar 3 valandas.
kad įleistų. Nuėjom, tai kaip šiandien, tai kągi, leiskit žaisti Žalgirį Sabonį, taip toliau. Gytis buvo, tai Gomlickis, galima, žinai, biškiai užtarė, galvoju, kas čia bus. Ir ką rungtynės pamėm ir 2 taškais išlošėm. 1-1. Ir kitą dieną lemiamas rungtynės. Ir aš labai gerai atsimenu, treneris buvo Selichovas, jie 2 kėliniai po 10 minučių paveda, jie 16-18 taškų, supranti, paveda. Kaip meta, taip ir ten, kaip meta, taip ir ten. Bet mano laimė ir džiaugsmai jis paima pakeičia. Ir mes palyginam, pirmą kėlinį pralošėm 9 taškais. Ir tada pasitarėm, nusprendžiam, viskas, spaudžiam per visą aikštę jos. Ir va čia tas padėjo. Išlyginom ir paskui taškas į tašką. Ir prieš galą, atsimenu, mes pastatėm aikštės gynybą. Buvo mūsų 3 taškai. Ir Volkovas, ukrainietis, žinai, bet šis ką žaidė. Prieš Sabą. Paukštą, kitaukštį ir viską. Ir lygų. Perkūnas, žinai, savijauta. Viskas, jau pergalė buvo. Bet pratęsime 10-0. Sulošėm. 10-0, 5 minutės. O, kas dėjosi tai Lūžnikų salėje, ten, žinot, privažiavimų su Badaugu. 10 000 žiūrovų. Tai tie darbuotojai, kur buvo, sako, jau mes manim, kad tik hokėjai eina, o čia į krepšinį, jūs dažniau čia žaiskit, žinai, mums. Taip toliau. Tai va tokie dalykai, tai va čia įsimintiniausias rungtynės, vis tiek, įspūdis buvo didelis. Kad varžovų aikštėj, tokiuose sąlygose išloš 2 rungtynės prieš CSKA. Namuose pralaimėjus. O namuose pralaimėjus. Tai palauk, dar kas reikalinga buvo, charakteris. Ne taip, važiuoja, vis tiek nieko nebuvo, žinai kaip tokia yra. Yra charakteriai, ko man manęs klausė dėl psichologinio pasiruošimo. Tai aš ir kalbėjau, kad labai svarbu, kad komandai būtų žaidėjai čempioniško charakterio, o ne tie, kurie gali lošti tik Valstiečių Spartakiadai. Bet olimpiniai, kur gali būti, kurie laimėti, dėl aukšto kovoti ir visą kitą. Tai va tokie vyrai buvo jie. Turim pasidžiaugti, kad ir sportas garsino Lietuvą, kaip ir mūsų anais tarybiniais laikais menininkai norėjo įamžinti krepšinį. 85, 6, 7 metai aukso medaliai ir štai mano rankoje yra Vaclovo Miknevičiaus maketas 57 cm, kompozicinis turbūt grupės elementas, Sabonio laukai 85 metais. Bet kas tau statys, kas darys tokį ar keramikinį, ar bronzinį, niekas šito nedarė. Ir dar įdomu tai, kad štai Joniškio krepšinio muziejuje Leonas Karaliūnas, renkantis įvairiausius eksponatus, renkantis įdomius, suranda, nežinau, kaip bareljefą, taip pat pagaminta 1985 metų jūsų garbei. Niekas nežino, niekas nematė, bet štai tokią progą vasario 16 mes trumpai pateiksime, ką pats Leonas Karaliūnas yra nufilmavęs ir kas autorius. Matome, žaidžiate Kaunas, Žalgiris, 1985, matyt metai ir skaičiai viršuje 7775. Šio bareljefo autorius. Ir apačioje yra tik raidės, matome ŠLA. Leonas Šarūnas Šnyras. Šiaulietis, kultūros meno mecenatas. Kada 85-ais Žalgiris laimėjo prieš Centrinę armijos sporto klubą Maskvos, 77-75. Ir man kyla tokia mintis sukurti atminimo bareljefą. Originalas iš bronzos, metalo. Ir taip išplito kažkiek tai Lietuvoje ir labai nustebau, kad gavau informaciją, kad Joniške muziejuje atsirado mano bareljefas. Aš norėjau užfiksuoti užrašą Žalgirio kova prieš
Centrinį armijos sporto klubą. Bet kažkaip susilaikiau ir nebeužrašiau ir teisingai padariau, nes jau užteko tų simbolių, kad man Vilnius neleistų. Anų laikų nėra taip įamžinta, nors jūs nešit laisvę, nepriklausomybę savotiškai krepšininkai. Populiarinam labai Lietuvą, kiek galim buvo. Niekas tokios Lietuvos nežinojo. Niekas, absoliučiai, kad Lietuva čia. Tai kaip? 92 metais, kai atvažiuojame į Barceloną, vertėja davė rusų kalboj. Tai, žinai, vyrai atsisakė. Sako, tiek to, tegu paliekam ramybę. Žinai, yra angliškai kalba, ispaniškai kalba. Ir per krepšinį, per jūs, per Arvydą Sabonį, per visus Marčiulionį pasaulis sužinojo apie tą Lietuvą. Kai nuvykom į Argentiną, 17 valandų skrydis, nuvykom į tą vietą ir prie to namo ir sėdėm. Niekas neprieina, niekam nereikia nieko. Vaikštai, nekreipi nieks dėmesio. Čia atvyko iš rusų čia kažkokia komandėlė, ne? Tai pasakė, kad mes nežaisim čia, žaisim Kordobą. O ta Kordoba dar 800 km, kaip nuo Vilnius iki Maskvos. Tai vėl aerouostą ir vėl skridom į tą Kordobą. O ten gyvėme salgį, žinai, kas buvo, gyvėm su Giedraičiu. Jokios spintos nieko. 2 lovos metalinės, ant lovos visus rūbus pakabinam ir aukščio palėpi tualetas. Viskas. Ot kokios sąlygos buvo padarytas. Ir pravdė pasaulio čempionato komanda. Bet ne viskas dar, jeigu taip padėt kalbėti. Tai va, tų lietuvių matai buvo, žinai, sėja. Bet tie lietuviai ir taip pat turtingieji, ir tie vidutiniokai, ir tarp savęs pešasi. Kada buvo finalas, per kėlinį vėjo, atnešė vėliavą, visi ant tos pasirašėm, o paskui Chomičiui davė tą vėliavą, žinai. Ir viskas. Kitą dieną aš buvau pakviestas į darbininko laikraščio redakciją. Buenos Aires redaktorius. Klausykit. Aš manau, kai jis mane pasveikęs, pagirs, jis man pradėjo pamokslą sakyti. Klausykit. Kas čia vyksta, ką jūs čia ant vėliavų pasirašinėjat, kas čia pas jūs dedasi, žinai? Aš sakau, pirmą kartą girdžiu, iš kur jūs ištraukėt, ką jūs čia? Tai, kaip reikalai vyko. Tokia buvo mūsų pirmoji programos dalis. Po pertraukėlės vėl susitiksime. Sybet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšinio pasaulyje. Apie jo didenybę oranžinį kamuolį, kuriam 42 savo gyvenimo metus paskyrė Vladas Garastas, sutikęs 89-ąjį gimtadienį. Žalgiris tai Žalgiris, bet buvo dar ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Paliktas pėdsakas, viską rinktinė pasiekė, ko norėjot, ar galėjot daugiau? Gal sakyčiau, 95 metais, kai žaidėm finale su Jugoslavija, galima buvo geriau. Pralošėm 96-90, atsimenu rezultatą. Ten iš aikštės buvo žaidėjai išėję, atsirado bereikalingas nervotumas. Ir anksčiau, kai žaisdavo, prašydavo žaidėjų, kad išlaikyti nervinį tempimą. O mes to nepadarėm, neišlaikėm. Pradėjom reaguoti į teisėjų švilpukus. Konkrečiai, labai viskas buvo aiškiai surežisuota. Tai buvo Stankovičius, generalinis sekretorius, serbas, kuris pasikvietė teisėją afroamerikietį, kuris teisėvo vienašališkai. Nu ir tas sunervino mūsų žaidėjus. Arvydas išėjo iš 5 baudas, gavo, atrodo, 2 techniškas. Marčiulionis išėjo iš aikštės. Šitą tautą serbų visada išlaikydavo šitą nervinį tempimą. Jie mokėdavo žmonės išprovokuoti, išnervuoti, kas įvyko 86 metais Budapešte, kai žaidėm su Zagrebo Cibona. Šitą tautą sugeba. Nors aš stebėjau jų vidaus varžybose, ten be muštynių nesibaigė rungtynės nė vienas. Taigi, treneri, atėjo laikas. Palikut rinktinę, atėjo nauji treneriai, naujos pergalės, nauji pralaimėjimai. Ar jums šiandien, 2021 vasarį, ramu dėl mūsų vyrų krepšinio rinktinės, kovojančius dėl patekimo į Europos čempionatą? Nėra taip ramu. Čia pirmiausia reikalinga, kad suvažiuotų visi, kas yra. Nes turbūt, kad žaisti be kokių tai žaidėjų ar ką, turbūt mes gal nebegalim. Mes
kiti nebesam tokio lygio, kad mes galėtum ir su kitais kažką padaryti. Aišku, kas dabar laukia Danija ir Čekija, tai skaitau vis tiek, reikia laimėti be kalbų. Ir aš manau, kad taip ir bus, aš tai tikiu. Pas kiekvieną žaidėją turi būti skiepyta jausmas, kad yra didžiulė garbė atstovauti savo Lietuvai, savo valstybei, kuri tau suteikia sąlygas gyventi, mokytis ir siekti rezultato. Ot pasakysiu, buvo mūsų ta komanda tokia. Ta komanda buvo tada 92 metais. 10 žmonių visi žaidė užsienį, bet visi atvažiavo. Kaip vienas. Sąlygos buvo blogos. Nebuvo lėšų. Žaidėm, treniravomės Drusnikose tokioj salėj. Lentos kokios buvo, kamuolys prilipdavo, įdūpdavo ten. Arvydas metė, o jie, sako, tokių lentų nesumatęs pasaulyje. Paskui mes nupirkom jau kitas lentas. Nedidelė salytė buvo. Maitinamės kartu, pensionate kartu su visais žmonėmis. Vyrai už savo lėšas eidavo dar pavalgyti miestai kavinės, nes trukdavo maistą, suprantat. Klaipėdoje viešbutį buvom, nebuvo kas apmoka už viešbutį. Aš ateinu rytą, ten sako, garasas vakarė nebus užmokėta, keliaukit su savo komanda laukščiai ir viskas. O tokios sąlygos buvo tais metais. Bet vyrai kaip mūrai visi ėjo, visi suvažiavo ir kaip treniravosi, pasakyčiau. Baigiu treniruotę, dar reikia, dar taip kažkaip buvo toks susidėgymas, toks buvo vieningas nusiteikimas, kad va, tik dėl to mes ir laimėjom. Didžiulis buvo. Šito reikia. Be patriotizmo labai sunku ką. Visi, kurie yra kviečiami, jie taip pat dega, nori žaisti. 25 mes žaidėjus kviečiame, iš jų papuls tik tai 12. Ir žinot, labai sunku pasvert ant svarstyklių, kuris dabar stipresnis. Ir tie, kur lieka už borto, jie galvoja, nu ko aš ten važiuosiu. Žaidėjai apsiskaičiuoja. Ir aš žinau, čia vienoje stovykloje buvo pakviesti ir taip pat 25, bet važiavo 12. Ir tai sako, ką mes vykom žuvauti, mes biškai ten kažkur naidavom, taip toliau mes žinom, kad mes vis tiek nevažiuosim. Tai kam mes čia, sako, čia vargsim? Nereikia tiek kviesti. Rinktiniai neturi būti ruošiamas žaidėjas. Kad jis pasitreniruos, jis bus geresnis panašiai. Jis ten nieko nepasitreniruos per tą laikotarpį. Jis turi treniruotis klube. Žaidėjai yra ruošiami klubuose, o ne rinktiniai. Rinktiniai reikia žaisti. Bet treneri, savotiškai yra ir nauda. Sakykime, Arnas Velička. Na, jaunas, buvo žaidžia užsienį ir Lietuvoje buvo, kai pakviečia rinktinę, kaip jis džiaugiasi. Buvau neapsakomai laimingas, kai pirmą kartą mane pakvietė į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Sakė 21 metų kaunietis Arnas Velička, rungtyniavęs ne tik Lietuvos, bet ir Ispanijos, Estijos, Prancūzijos, o dabar Vokietijos klubinėse komandose. Praėjusiu metų pabaigoje Arnas sužaidė 2 atrankos į Europos čempionatą rungtynes Vilniaus Burbule. Išbėgęs aikštelėn, Arnas Velička drąsiai ir sumaniai veikdavo ne tik varžovų gynėjus, bet ir aukštaūgius. Ypač jis pasižymėjo prieš Belgijos rinktinę, kurią nugalėjo Lietuvos nacionalinė komanda. Gal ir vėl su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Vilniuje pamatysime kovingąjį Arną Veličką. Rinktinė turi kaip mašina ten dirbti. Yra ką kalbėti labai. Dabar, jeigu taip pakalbėjus, o sako, gynybą tobulysim. Aš labai norėčiau paklausti, o ką jūs tobulysite? Gynyba, kas bus? Mes tai turėjom taip. Reiškia, kaip sakant, žaidėjo pavardės ir paskui buvo gynybos elementai kokie. Negrįžo į gynybą. Buvo apžaistas 1-1. Netitvėrė nuo krepšio, praleido žaidėją. 3 klaida. 4 leido žmogui iškirsti prieš kamlį baudos aikštelę. Ir viską surašom. Vot jo gynybos klaidos. Vot jis jas turi ištaisyti, jų neturi būti. Treneris turi būti protingas, turi pažiūrėti, kokį siurprizą pateikti varžovui. O dabar tas pats per tą patį žiūriu. 2-2 vadinasi. Pick and roll. Tai palauk. Ta pick and roll tai yra, atsiprašau, aš taip reikščiau, tas dalykas yra senas kaip prostitucija. Aš jau 52 metais savo institutą jau žaidė 2-2.
Tai palauk, tai čia lengva gintis, labai viskas aišku. Reikia keisti, daryti visai kitus dalykus. Kiek be praloštų mūsų kuri nors rinktinį, kur kiti treneriai ar susirinkom, ar aptarit, Jonai, Petrai, gal taip reikia žaisti. Kodėl mes nesekam to, kas buvo gero? 10 atsiskaitimų laikė 2 mėnesių. Kaip jūs galvojat, kaip atrodo viskas? Aš ne šitas treneris, taip mestas būtų, jis turbūt išteidė iš proto ir pabėgtų greitai. O ką reikia pergyventi. Ir kartais taip neteisingai užpuola. Nu, bet užsigrūdinot. Užsigrūdinot. Ant parakų statinės įdėjot visą gyvenimą. Užsigrūdino labai gerai, užsigrūdino. Taip, kad... O dabar aš jaučiuosi, kad aš gyvenu. Aš labai ramu, žiūriu, taip toliau, taip toliau. Nu, aš tik tai vieno dalyko noriu, kad kuo daugiau Lietuvos krepšininkų būtų mūsų Kauno Žalgiry. Kuo daugiau lietuvių žais pagrindinėse komandose, tuo bus stipresnė mūsų Lietuvos rinktinė. Panevėžyje vyko Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalinis rungtynės. Vasario 14-ąją finalas ir visi žiūrės, stebės, ar tikrai bus nuvainikuotas Kauno Žalgiris ar ne. Žinoma, tai jokai sakome, nes tai neįmanoma. Štai ir viskas. Vasario 16-ąją visi pakelkime trispalvę ir visi džiaukimės, kad esame lietuviai ir džiaukimės tuo, kad Lietuvos krepšinis iškėlė mūsų dar tuomet nematomą trispalvę vėliavą virš Europos ir pasaulio. Visų geriausių su artėjančiomis šventėmis, būkime laimingi. Sybet lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.